Sveikas. Keli greiti faktai apie vyrų protinę būklę. Vakarietiškame pasaulyje vyrai nusižudo 4 kartus dažniau nei moterys. Apie 6 iš 10 vyrų yra patyrę kažkokią traumą, kuri sukėlė potrauminį sindromą PTSD. Apie 91% jaunų vyrų žiūri pornografiją bent kartą per savaitę. 49% vyrų jaučiasi labiau prislėgti, nei jie pripažįsta savo artimiems žmonėms. 52% vyrų ir jaunų berniukų yra naudoję nelegalių narkotinių medžiagų. Niekada per istoriją vyrų protinė sveikata nebuvo tokia prasta, kaip yra šiandien. Ir prie viso to prisideda anime, kompiuteriniai žaidimai, narkotinės medžiagos, YouTube, TikTokas, pornografija ir visa kita, kas vagia tavo laiką ir dėmesį. O dėmesys yra naujoji pasaulio valiuta. Kuo daugiau dėmesio ir laiko skiri dalykam, kurie prastina tavo protinę būklę ir atima iš tavęs laiką, tuo mažiau jo lieka tau, tavo asmeniniam tikslams, svajoniai, tavo šeimai, artimiesiems ir aplamai realiam gyvenimui. Visa tai, ką išvardinau, nėra gerai tavo protiniai būklei ir emociniai pusiausvyrai. Ir aš tai puikiai žinau, nes aš pats su tuo kovoju ir aš pats esu to auka. Dabartiniai vyrai yra silpni. Life's too short to exercise. I'm just gonna be honest. When you do that and there's like muscles there, nobody cares about it. Tėvo figūros nebuvimas jauno vyro gyvenime. Apie 54% Lietuvos šeimų išsiskiria, kurios turi mažamečius vaikus. Ir praktiškai visi vaikai auga su motina be tėvo. Mus augina institucijos, kurios mus moko: neįsišok, būk kaip visi, klausyk, kas tau yra sakoma, neatsišnekinėk, neprieštarauk. Labas rytas, mokiniai. Jei stropiai mokysitės, jums bus atlyginta. Jei tingėsit, pasekmės bus negailestingos. Bet kokia iš to nauda, jeigu mūsų užpuls, reikės rizikuoti? Jei mokinys nori kalbėti, pirmiausia jis turi pakelti ranką. Tai melas. Ne, tai ne melas. Aš jį mačiau, aš pats susikoviau. Ponaitė Poterį palieku jūs po pamokų. Tokius ar kitus dalykus visi mes girdėjome augdami. Vyrai iš prigimties yra sutverti laužyti status quo ir dėl to mes esam gėdijami ir baudžiami. Jei kuris nors žinote, ką ponaitis Poteris rezga šį vakar, ženkit žingsnį į priekį. Tuoj pat. Direktoriau, nepaisant intensyvios gynybos strategijos, saugumo sistemoje tebėra spragų? Kaip drįstat stovėti jo vietoj? Papasakokit visiems, kas įvyko tą naktį. Papasakokit, kaip žvelgdamas jam į akis, tam, kuris jumis pasitikėjo, įvykdėt šaltakraujišką žmogžudystę. Dėl to, kad mes sekam savo natūralią prigimtį. Visuomenė mus moko būti gerais berniukais, nice guy. Paradoksas yra toks, kad moterims nepatinka geri berniukai. Moterys niekina juos, nes mato juos kaip silpnus vyrus, kurie negali pastovėti nei už save ir ką jau kalbėti, kad apgins ir pastovės už jas. No. Mūsų mąstymą formuoja socialinės medijos. Kas minutę į YouTube yra patalpinama apie 60 valandų video medžiagos. Daugiau nei 1 milijardas video yra peržiūrima kiekvieną dieną TikTok'e. Kiekvieną minutę Instagrame yra patalpinama be 48 tūkstančiai naujų nuotraukų. Tai naikina mus iš vidaus. Tu gali kovoti tik tada, kai žinai, su kuo kovoji ir prieš ką kovoji. Taigi tu pirma turi pripažinti savo, kad tavo gyvenimas nėra toks, apie kokį svajoji ir kada nors įsivaizdavai. Teisingai. Yra kažkas tokio, kas tave stabdo nuo buvimo laimingu, nuo buvimo produktyviu, nuo pilnatvės jausmo, nuo geresnių santykių. Kažkas tave stabdo nuo priklausomybių pabėgimo, nuo to vartojiškumo pasaulio. Teisingai. Ir visa tai, ką kalbėjau prieš tai, yra susiję su būtent šiuo dalyku, su protinė sveikata. Kai tu esi laimingas, kai tu esi apsiptas mylinčių žmonių, ar tu galvoji, blemba, kaip norėčiau pažiūrėti YouTube video, arba, blemba, kaip norėčiau sumest kokį lolo arba CS mačiuką, arba galvoji, blemba, kaip norėčiau čia dabar nusmaukti žąsį, ar nori prisigerti į žemės graibstymo ir viską pamiršti. Galiu lažintis, kad į visus tuos klausimus atsakymas yra ne. Kada tu esi laimingas, kada tu esi tarp žmonių, kada tu jauti pilnatvės jausmą ir tavo protinė būklė gera, tau nereikia pabėgti ir ieškoti išorinių stimulų, kad jaustumėsi gerai ir jaustumėsi laimingas. Turėti gerą protinę sveikatą yra raktas į geresnį gyvenimą. Čia, šiame kanale, mes kalbėsime apie būdus, kaip pagerinti santykius, produktyvumą, fizinę būklę, protinę būklę, vyriškumą, gerinsim savo gyvenimus. Ir tai darysim kartu. Baigta.